Rytoj Baltijos krepšinio lygoje ilgai laukta amžinų varžovų – Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto dvikova. Pasak vilniečių trenerio Antano Sireikos, Žalgiriui tikrai nestiks motyvacijos, nes po nesėkmių Eurolygoje jie žūtbūt norės padovanoti pergalės sirgaliams. Baltijos krepšinio lygos elito divizione žais dvi pajėgiausios Lietuvos krepšinio komandos Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas. Nesvarbu, kokios formos būtų šios komandos, kokį žaidimą demonstruotų ir kokias vietas beužimtų įvairiuose turnyruose, jų dvikova visada sulaukia didžiulio dėmesio, būnant kakli ir neprognozuojama. Abiejų klubų žaidėjai tarpusavyje kaunasi su didelė aistra, ko kartais pritrūksta tarptautiniuose arenose. Paskutinę treniruotę Lietuvos Ryto arenoje prieš rytojaus mačą surengę vilniečiai nusiteikia ryžtingai ir žada kautis tik dėl pergalės. Vilniečių treneris Antanas Sireikas sako, kad Žalgiris tikrai nėra gilioje duobėje, o po nesėkmių Eurolygoje tik dar labiau norės iškovoti pergalę. Aš manau, kad mums tik blogiau nuo tų kalbų. Dugnas, koks čia dugnas, čia kažkokia nesąmonė. Tai dvi paskutinės varžybos liks, jas galima laimėti ir patekti į 16-tuką, čia nėra ką kalbėti. Aš kaip tik galvoju, kad jie daugiau tokie motyvuoti psichologiškai, nesiseka tenai, tai čia būsim kitokie, tai aš taip pergyvenau, sirgau, kad jie laimėtų, sakiau, bus čia atsipalaidavę, laimėjo Eurolygai. Abu klubai jau yra susitikę šio sezono pradžioje Prezidentų taurės turnyro pusfinalėje Rygoje ir tuomet pergalę rezultatu 89-76 šventė vilniečiai. Baltijos krepšinio lygos čempionate Lietuvos Rytas turi 5 pergalės ir yra lyderis, o žalgiriečiai užima 7 vietą. Andrius Cimbulaitis, Aidas Gurskus, Sport 1 žinios.